kai nusibosta, tai paieško ir po vandeniu. Čia pagrindinis aparatas, Deusas, iki 10 metrų, man atrodo, jis eina, bet realiai iki 3 metrų aš nardau. Čia kaulinės ausinės, tik su jom įmanoma po vandeniu girdėti. Čia specialus dar rėmas yra jam pritaikytas povandeniniai paieškai, labai patogu. Galima ir be jo ieškoti, bet realiai žymiai patogiau ir tvarkingiau su jo. Po to, kas pinpointeris Gareto, jisai puikiai palaiko po vandeniu. Čia tokia maskė, kur gali GoPro užsidėti, tai vat su ją ir nardau. Čia aparatas Nemo Blue 3. Jo principas yra, kad jisai kaip kompresoriukas paduoda orą, bet tik tuomet, kai tu įkvepi. Tai nėra taip, kad jis visą laiką veikia, bet tik tada, kai tu kvepuoji. Tai toks biški ilgai jisai laiko gal kokias 1,5 valandos su viena batarkė. Po to, čia, jeigu planuojate, gal truputį va čia ausų tokie kištukai, kad vandens nepribėgtų. O čia nuo antifoginimo, nuo šito, nuo rasojimo.
Čia pirmą dieną, ką radau, biškį nieko ypatingo, čia tokie. Čia o šiandien daugiau jau radau ir Samsungo laikrodį, aišku, jis nelabai veikiantis, ir čia tų akinių visokių.